pas jūs po atostogų ir nepatikėsit, išbandau naują filmavimo kampą. Ar padės, aš nežinau, bet šiandien filmuosiu iš viršaus. Tai kas įvyko per tą laiką, kol nesimatėm? Buvau Kretoj. Turiu projektėlį, kurį vežiausi į Kretą. Ir, žodžiu, parodysiu, ką pamesgiau grįžus. Pasidalinsiu tolesniais planais. Tai pradžioje gal apie tai, ką mesgiau, kas susilaukė mano, aišku, daugiausia meilės. Tai žinoma, tai yra mano Žanetės Nic test liemenė. Ateik, Sarytė. Ateik už tai. Čia mes gal dar svečių sulauksim, nežinau. Tai liemenė dabar atrodo jau šitaip. Opa. Šlept. Na va. Liemenė dabar jau atrodo šitaip. Aš čia turiu tokį žalią markerį. Ir nuo jo man reikia dar pamegzti 8 cm. Dabar turiu arti 3, va čia. Dabar turiu arti 3 cm. Tai gal per šiandien rytoj aš tos 8 įveiksiu. Ir tada prasidės ribingas. Žodžiu, apačios atnara. Ir viskas. 7 cm atnaros ir liemenė pasibaigs. Tai žinokit, jau labai laukiu pabaigos, nes kuo jinai labiau artėja, tai tuo labiau aš jos laukiu, žodžiu, ir tada pradedu labai skubėti ir labai greitai mėgsti viską. Taip, Sarytė. Taip, tu man visada palaikai už kompanijos, kai aš mesku. Va. Tai čia yra 4 kamuoliukas, man liko dar 1 maiše. Ir aš manau, kad čia tikrai man visko užteks. Užteks ir dar liks koks centimetras, taip. Taip, aišku, liks. Ir, žodžiu, va, taip pat ir progresuoju. Šiek tiek liemenės pamesgiau per čia tas kelias dienas, kai jau buvau grįžus, tai maždaug per šeštadienį, nes, ir tas šeštadienis buvo toks visas nudusęs, nes mes grįžom iš kelionės, 7 ryto buvo mūsų lėktuvas, mes 3 valandą buvom pradėti žadinti ir pakuoti iš viešbučio. Tai žodžiu, 7 ryto lėktuvas, maždaug 10:30 mes nusileidom Lietuvoj, apie 11:30 mes sugebėjom grįžti namo. Na, žodžiu, kavos ir šiek tiek maisto pagalba, šiaip netaip ištvėrėm visą dieną. Ir kažkiek pamesgiau, žinokit, kiek, aš neatsimenu. Bet dabar turiu, žodžiu, tiek, visai netoli jau finišo tiesioji. Ir turiu va tiek vieno kamulio, šiaip pakankamai daug siūlo. Ir dar visą sekantį. Tai meilio sulaukė šitas. Ir mano kelioninis projektas, kurį aš irgi jau pradėjau megzti ir namie. Tai yra važiuojant į darbą. Trakoinės, kurių turiu va tiek. Šitas baltas siūlas, tai žinokit, aš durnai padariau iš tikrųjų dabar, kai pagalvoju, kad baltas siūlas yra tiesiog paprasta 100% vilna, kurią aš turiu milijoną metų, nes anksčiau aš iš tos vilnos megzdavau riešnes. Ir kadangi turėjau tokius visokius keisto dydžio kamuoliukų likučius, tai aš pagalvojau, kad bus naudot koinėm, bet o kur nailonas, kad atlaikytų? Žodžiu, nei smegenų, nei nailono nerasta, bet koinės turėsim. Ir tai va, čia matot geltoną markerį, kuris žymi, kiek aš numesgiau per visą workationą, tai galite įsivaizduoti, kad ten tikrai buvo daug laiko megzt. Ir vat nuo geltono, aš nežinau, kas 5 eilės yra darbas per šiandien važiuoti į darbą ir grįžti iš darbo. Ir viskas. Ir daugiau nieko neturiu. Savo testo Herb Garden Knitwear aš nejudinau nei kiek. Ten atsimenu, atrodžiau, kad pasidariau trumpintas eilės ir pradėjau, žodžiu, pasiruošiau daryti tiesiog didinimus per visą kaklą. Ir aš jaučiu, kad aš esu užkimus šiek tiek. Nes Lietuvoj orai tai griūk neatsikelk. Vakar važiavau į Kauną. Arčiau pietų, tai žinokit, per 15 minučių visi 4 metų laikai praeina. Būna apsiniaukę kaip rudenį, tada pasninga būtinai, tada viskas prasigedrėja ir vėl saulė šviečia. Ir vėl ratu, ir žodžiu, kol važiavau, tai žinokit, mane 2 kartus apsnigo. Viskas nutripo, aišku, ten vos spėjus, žodžiu, ant mašinos nusileisti. Tai dienelė įdomi. Šiandien irgi mes dar matėm sniego, bet jau nebe tiek daug. Ir šiandien jau vairuoti nebereikia niekur, tai ramiau buvo. Tai va, o į savaitės pabaigą žada lygtais, kad atšils. Tai bus matyti, gal tada ir iki sodo palieksim.
Nes buvau ir dabar sode, tai neatsimenu ar pasakojau, mes turėjom keletą sodinukų. Tai vienam sodinukui jau tikrai, man atrodo, nepasisekė, tai yra mano pūkuotai vyšniai. Ir labai didelis klausimas, ar prigijo persikas. Nes irgi jisai toks labai liūdnas atrodė. Na, jeigu neprigijo, tai neprigijo, patys žinom, kokia ta žiema buvo. Tai kažkaip nieko nekaltinu. O obelis ir kriaušė prigijo puikiai, tai mane labai džiugina ir jau ten, žodžiu, kriaušė turi tokius spurgelius, obelis jau tokius po lapelį kai kur. Tai, žodžiu, labai smagu, tikrai žinau, kad jau prigijo. Tai va. Mano, žinokit, toks atnaujinimas. Aš manau, kad aš pasistengsiu dar iki balandžio pabaigos, čia jau paskutinės dienos eina, tai prisijungti, pasižiūrėsim iki galo, kiek man čia pavyks numegzt. Pabandysim suskaičiuoti, kiek sunaudojau siūlų, nesgi pabaigiau ir daugiau darbų. Ir va, ir žodžiu, bus labai smagu, nesgi turėjau tą raudoną palaidinę pabaigtą ir tą baltą pabaigiau. Tai, kad ir ne po daug gramų, bet kažkokį tai rezultatą turėsim. Ir va, ir žodžiu, šią minutę aš einu megzt, toliau naudoti savo gramus. Ir tiesa, paaplikavau dar vieną testą. Ten tokia visiškai paprasta palaidinė ir aš net apgalvojau, kokius siūlus naudosiu, nes vėlgi turiu vis dar, aš jų, žodžiu, daugiau negu reikia. Tai kombinaciją tikrai surasiu kokią nors. Tik tai jeigu priema. Na, jeigu nepriims, tai mėgsiu savo mezginius, pas mane, žinot, niekada netrūksta. Tai va, tokie tokeliai šiai dienai. Nežinau, ar video pradžioj, ar galiu kažkur aš čia pridėsiu visokių, žodžiu, nuotraukėlių ir video iš kelionės, ką galiu parodyti ir, žodžiu, tikiuosi jums patiks. Tai va, tai tam karteliui tiek, pasimatysim po kelių dienų. Iki. Šiandien viskas, mėnesio pabaiga, balandžio 30 ir žinau, kad aš jau esu po darbo. Vilniuje vis dar žiūri šalta, tai aš apsivinioju skarą. Galit matyti mano kampą, iš kurio aš paprastai filmuoju. Tai čia yra tas radiatorius, į kurį viskas barška. Mano visi virbalai, viskas, žodžiu. Laikinai čia apsigyveno didžiulė gulbė, kurią padarė mano sesės vyras, nes gulbė saugo mūsų roletą, o roletas kenčia nuo zaros. Tai, žodžiu, grandininė reakcija. Ir aš turiu savo paskutinius visokius darbus, ką nuveikiau jums pasirodyti. Aš tikiuosi, kad apšvietimas, įsivaizduoju, nelabai kažką. Pabandom pataisyti. Nežinau, kiek jų nesimato. Bet, žodžiu, visas tas roletas yra zaros nagų apdraskytas. Va, gal truputėlį geriau bus. Bet kokiu atveju. Iš karto einam prie reikalų ir rodaus, ką turiu. Tai pirmas dalykas, mes turim mano pabaigtuką, kuris yra būtent Žanetės liemenė. Va, žiūrėkit. O, visai čia neblogai gaunas pasirodyti. Jinai visiškai pabaigta yra, išskalbta, truputį drėgna. Tai dar, žodžiu, aš ją taip labai atsargiai čia parodau. Nuotraukos liemenės bus kitą savaitę, nes dar drėgna ir ateinančiom dienom žada atšilimą, tai galėsiu pagaliau jums parodyti, kaip visą tai atrodo. Ir antras dalykas, kurį aš dabar uoliai, žinokit, intensyviai mezgu, yra šitas mano Reverie megztinis. Bandau padaryti 3 didinimų eilę. Ir, žodžiu, megztinio turiu tiek kol kas. Tokį pyragėlį, keksiuką, krepšiuką, kaip norit. Tie didinimai bus, man atrodo, dar mažiausiai 2 ar 3. Tai tikrai išsiplės viskas ir atrodo viskas va taip, niekaip kaip nesimato. Žodžiu, yra va tos skylės, kurios yra pagrindinė detalė viso megztinio. Ir dabar tiesiog mezgu stokinetu. Man labai iš tiesų patinka šiuo metu tą daryti, nes prieš tai mano visi mezginiai buvo tokie intensyvesni. Šitą su savo visom pinėm, prieš tai visokie tailiais, tai dar kažkas, o šitas dabar eina, žinokit, kaip iš pypkės. Tai va. Tai
tęsiu šitą darbą, kojinės nepajudėjo nei iš vietos ir žinokit, mane gal netyčia vakar priėmė į dar vieną testą. Palaidiniai, bet tą testą aš savaitgalį pabandysiu susirasti siūlus, kuriuos norėsiu naudoti šitam dalykui ir, žodžiu, parodysiu kitam prisijungime, ką naudosim. Norėjau padaryti suvestinę, ką mes nuvezgėm su visais tais kryžiukais ir panašiai, bet nespėjau suskaičiuoti. Labai daug darbo buvo diena iš tiesų ir patingėjau. Tai tikėkime sekančiam prisijungimui, mes galėsim, žodžiu, aptarti galutinius rezultatus, susisversiu visus siūlus, nes liko tik tais tiek, toks visiškai mažiukas, čia kokie 10 gramų gal kamuoliukas iš to raudono, kas sunaudota liemeniai. Dėl ko iš tiesų labai džiaugiuosi, nes, tikrai progresuoja mano mezginiai, juda visas mano stešas. Šį mėnesį siūlų nepirkau. Tiksliau, aš juos pirkau, bet aš juos gausiu lapkritį ir mes atidarinėsim gruodį, nes tai yra siūlo adventas iš Astos. Tai kol kas taip nelabai skaičiuoju, nes, dar neturiu aš jų ką pačiupinėt. Bet labai džiaugiuosi, žinokit jau. Ir viskas. Ir tokie takeliai šiam kartui. Daugiau kažko, žinokit, papasakot aš jums neturiu. Apart to, kad, kaip sakau, labai džiaugiuosi dėl to, kad pajudėjo darbai, kurie... Ne tik, kad pajudėjo darbai, bet juda siūlai, kuriuos aš turiu daug metų ir, žodžiu... Ir panašu, kad jie sulaukė savo valandos ir, žodžiu, sulaukė savo mezginio. Ir viskas. Tai tikėkimės, gegužės 1 ir... Visa gegužė bus jau šiltesnės, galima bus išsitraukti plonesnius mezginius, megzti plonesnes palaidines ir visai kitaip džiaugtis šiltais orais. Tai ačiū, kad buvot šią savaitę, kad buvot visą balandį, kad ir koks jisai chaotiškas buvo pas mane. Pasimatysim gegužę, o vasarą aš planuoju vėl atostogauti ir dėti tik tais mėnesinius video. Bet čia pažiūrėsim dar prigyventi iki kito. Tai va, kol kas tada